Tinklaraščių optimizavimas paieškos sistemoms. Atstovauja įmonė Internet IDS, kuri užsiema viena iš veiklos sričių, ko mes užsiemam, tai yra optimizuojant svetainės paieškos sistemoms. Keliam svetainių reitingus pagal tam tikras raktinės frazes Google sistema. Kadangi jeigu žiūrim Lietuvos rinką, tai būtent Google sistema yra pagrindinė, kurią naudoja visi vartotojai. Ir mes teikiam SEO paslaugas, atliekam įvairius rinkos tyrimus, interneto rinkos tyrimus, kaip SEO galėtų padėti jūsų verslui, kontaktinis telefonas, galite susisiekti, pasikonsultuoti ir panašiai. Taigi, kas tas SEO? Su kuo tai valgo? SEO tai yra Search Engines Optimization, angliškos frazės rinkinys, lietuviškai tai būtų optimizavimas paieškos sistemoms, tinklapio optimizavimas paieškos sistemoms. Tai procesas padedantis gerinti reitingą paieškos sistemų rezultatus. Tai kompleksas įvairių veiksmų, keliantis jūsų svetainės autoritetą internete. Ir kodėl jūs paieškos sistemos turi iškelti į aukštesnes pozicijas, tik tai dėl to, kad jūs turite didesnį autoritetą. Aš dar tai vadinu specializuotas viešųjų ryšių procesas internete. Principai taip yra. Taigi, kodėl SEO? Tai toks klausimas, kas negirdėjęs apie SEO iš vis nieko išsakė? Labai. Taigi, kodėl SEO? SEO dėl to, kad vartotojas ieškodamas paieškos sistemose kažkokį tai raktinių žodžių, raktinių frazių, jis iš tikrųjų ieško sprendimo į savo problemą. Tas sprendimas gali būti surastas paieškos sistemų Google'as, būtent tą. Ir vartotojai, ieškodami kažko, jie yra tam tikro, taip vadinamo, raudonojo zono. Jie jau pasiruošę išsispręsti savo problemą. Ko mes čia susirinkti? Tai yra, kaip panaudoti blogą, kad pasiekti tam tikrom raktiniam frazėm paieškos sistemų, tarkim, top 10 ar lyderio poziciją. Nesvarbu. Bus dvi dalis mano pranešimo. Antroje dalyje aš parodysiu praktinį pavyzdį. Tai yra, šiam momentui yra įvykę nieko. Mes paskelbsime tam tikrą blogo įrašą į internetą. Prieš tai patikrinsim pozicijas pagal tam tikrą frazę. Ir pažiūrėsime, kad mūsų ten nėra. Parašysim blogo įrašą, paspausim atnaujinti. Pasižiūrim vėl paieškos sistemų rezultatus ir tikėsimės tam tikros stebuklo, arba jis įvyks, arba ne, aš tikrai nežinau, bet mes šitą pabandysim. Keletą kartų bandžiau, pavyko, kaip šį kartą jūs nežinau. Tai va, blogas kaip SEO įrankis, parodysim, kaip jo naudotis. Ir kodėl blogas svarbus SEO įrankis? Įvedam bet kokį žodį, čia parinktas pavyzdys, laisvalaikis. Įsivedam laisvalaikį, turim kažkokius rezultatus. Vienas iš jų yra blogas apie laisvalaikį. Beje, to pačio laisvalaikio kortelės oficialus blogas, bet projektas sustabdytas, vis tiek jisai yra rodomas paieškos sistemos. Paimkim kitą pavyzdį. Baidarių žygis. Pirmame dešimtuke turime net 2 blogus, kurie kalba apie baidarių žygį. Jeigu jūs užsiemat baidarių nuomą ar kažko panašu, vėlgi jums čia pakliūti būtų labai nesudėtinga parašius tinkamai blogą. Dar vienas žodis, nežinau kokį čia parinkau, matyt lietuvių kalbos vertimas arba anglų lietuvių kalbos vertimas. Turime 3 blogus. Iš tikrųjų, top 10-uke, čia visas netilpo, yra daugiau blogų, gal net 5. Ir pusė rezultatų, pirmame puslapyje yra tik blogai. Vienas beje yra ir mano, čia jau dabar nesimato, parašiau eilinį straipsnį apie tai, kaip veikia Google sistema. Taip, blogų sistemos ir portalai. Čia pateikiu keletą lietuviškų pavyzdžių, kur galite užsiregistruoti ir turėti savo blogą. Patys portalai iš savęs jau turi tam tikrą autoritetą, todėl rašydami tenai, aišku, jūs kūrėte turinį tam portalus, yra kyla jo autoritetas, bet jūs žymiai lengviau surasti šios blogus.
Blogger.com yra Google įsigyta blogo platforma. WordPress.com visiems žinoma, tai yra geriausia platforma pasaulyje. Ir šiandien, principė, viską kalbėsime apie WordPress. Tai yra, kaip jį reikėtų išnaudoti. Pirmas dalykas, ką noriu paminėti, kad WordPress'as yra dviejų tipų. Tai yra, WordPress.com suteikia jums galimybę susiregistruoti ir iškart pildyti blogą. Jokių žinių, jums nereikia pirkti jokių domenų, nieko pirkti nereikia. Aišku, jeigu jūs norite ten atsinaujinti tą blogą su geresnėm savybėm ir panašiai, be abejo, tai kainuos. Bet, principė, WordPress.com per 5 minutės galite parašyti pirmą savo puslapį ar pranešimą į internetą. WordPress.org skirtas tiems, kurie šiek tiek, tarkim, pažengusiem vartotojams. Jūs galite atsisiųsti visą WordPress platformą ir įsidiegti ją į seriją. Mes būtent kalbėsim apie antrąjį variantą, tai yra, kai jūs atsisiunčiate ir įsidiegiat patys WordPress platformą. Ir galite be abejo ir personalizuoti tą savo blogą, daryti su juo ką tik norite. Ir pagrindė, dėl ko yra problema ir dėl ko atsirado šitą temą, apie kurią šiandien kalbu, tai kad peržiūrėjus Lietuvos blogerių svetainės, tai yra pačius blogus, mačiau, kad 80% nėra susitvarkę paieškos sistemą. Tai yra tiesiog neįsidiegia elementarių dalykų, kurie pagerintų jų reitingavimą paieškos sistemą. Mes pakalbėsime apie būtiniausius dalykus, ką jūs turite įsidiegti savo blogą. Ir pagrindas, nuo ko pradėsime, tai yra blogo elementai. Tai yra išsiaiškinti, kas per elementai yra pačioj platformai. Tai yra pirmas dalykas įrašas. Tai yra pagrindinis blogo elementas. Tai yra labai paprasta. Užpildėt temą, užpildėt tekstą, paspaudėt išsaugot, jūs jau internete suturite. Viskas. Tai yra pats pagrindinis dalykas blogas. O čia pavyzdys iš mano tinklaraščio. Kažkokia tema, paveiksliukai, tekstai, priskirti kiti parametrai, yra komentarai ir panašiai. Puslapis. Puslapis nuo įrašo skiriasi. Kodėl? Netgi blogo platforma tai atskirta, nors principė pats turinio pridėjimo langas toks pat. Tema, turinys. Čia tiesiog papildomo įskiepio langas. Apie jį vėliau šnekės. Principė tas pats. Kam atskirti? Atskirta blogo sistemoje yra todėl, kad puslapiai iš savęs yra statinis turinys. Tai nebus atnaujinimas įrašas. Yra kažkokios taisyklės apie mus, apie blogą, apie idėją. Principė, ta idėja niekada nesikeis. Ir apie tai yra informuojamos paieškos sistemos ir jeigu tiem puslapiam yra sukūriamas autoritetas, jie vertinami jau yra kitaip. Blogo įrašai yra pastoviai atsimami. Žymės, tags, angliškai. Tai, principė, rašydami bet kokį blogo įrašą, jūs priskirite tą blogo įrašą, pažymite kažkokiamis žymėmis. Tai yra tam tikros raktinės frazės, kurios dažniausiai, tarkim, minimos šiame straipsnėje. Ar ten kažkoks autorius paminėtas, tai galima autorio vardą, pavardę, ar dar kažką. Principė, jeigu jūs dažnai rašote tą pačią ar panašią temą straipsnius, tai tos žymės pradeda grupuoti straipsnius į vieną krūvą. Ir gaunasi, kad čia yra iš vieno tinklaraščio paimta dalis, kur yra straipsnis priskirtas tam tikrom žymėm. Marketingo idėjos. Tas marketingo idėjos turi savo atskirą tagą, žymę, atskirą puslapį internete, kur užėjus jūs rasite visus straipsnius apie marketingo idėjas. Kodėl tai yra svarbu paieškos sistemose ir optimizavime? Paieškos sistemos myli tagus. Įveskim tą patį žodį marketingo idėjos į Google, gaunam rezultatus. Ir pirmame puslapyje, 5 vietoje yra būtent tas pats puslapis. Nieko neoptimizuota, nieko nedaryti.